pavadinime yra žodis paveldas, bet aš labai mėgstu šnekėti ne tik apie paveldą, kaip tikriausiai dauguma suvokėt. Tai taip visų pirma norėčiau pristatyti. Esu Povilas Kumplevičius, architektas, medinės architektūros puoselėtojas. Na ir šios dienos mano tema bus medinio paveldo tvarkyba, problemos, iššūkiai ir praktinė patirtis savininko žvilgsniu. Čia kairė pusė čia yra mano prosenelis, Kazys Kerpė, kieno dėka aš kažkaip įsitraukiau į tą paveldą, nors visą laiką laikiau save kaip šiuolaikinės architektūros kaip atstovą ir visą laiką mėgstu pristatymuose pasakyti, kad aš esu labai didelis Louis Isidore Kahn gerbėjas. Čia tokia šiuolaikinė, tos brutalistinės architektūros vienas iš tokių žymiausių architektų. Tai pačio pradžio nuotrauka buvo jauno vyruko, o čia štai yra nuotrauka apskrities viršininkų su vidaus reikalų ministru Rusteika, čia mano prosenelis apibrauktas. Na ir jisai, kaip atlikęs tarnybą, išėjęs į pensiją, jis buvo Marijampolės apskrities viršininku, aišku, dar prieš tai buvo ir kitų apskričių viršininkais, kaip ir Panevėžio karo komendantų. Na ir išėjęs į pensiją, jis nusprendė apsistoti Kaune. Ir apie 32 metus taip įsigijo 31 metais pastatytą medinuką. Aišku, buvo įdomi tokia istorija, kad buvo svarstymų, čia toks įdomiai, kad pasakoju Marijampolės apskrities viršininkas, bet buvo svarstymai keli variantai. Tai arba centre mūrinuką, kokį mūrinį pastatą, bet tada reikėtų imti didesnę paskolą, arba kažkur tai atokiau ir medinuką. Tai be abejo pasirinktas buvo antras variantas, dėl to, kad tai paskola mažesnė. Na ir jisai kaip atrodė pačiame gražume, pačio pradžioje. Ir čia yra iš pagrindinės gatvės, o čia antra nuotrauka yra iš kiemo pusės. Na jisai toks, aišku, yra tokių gal ir gražesnių, dekoratyvesnių, bet jis buvo toks gan paprastas. Realiai buvo, čia yra toks projektas, toks, įdomu, jeigu pasižiūrėsim, tas niuansas yra kaip tarpukarį tie projektai, žinot, kai pasižiūri tos projektus, tai ten porą planų, fasadai, pjūvelis ir viskas. Ir kai pasižiūrėsim 31 metais toks patvirtintas projektas, brėžinys ir realiai kaip jis atrodė. Jis toks kaip įdomi visą laiką, kai suprantu, statybų eigoje pakoreguoja visokiausių detalių. Štai ir realiai name buvo 4 butai, po 2 butus aukšte. Ir štai čia dabar iš mano kairės taip tarpukarį atrodė ir dešiniai pusėje dabar kaip dabar atrodo. Na ir čia tokia istorija yra taip įdomiai, sakyčiau, čia sovietmečių. Kadangi pastatas buvo nacionalizuotas ir jisai buvo pakankamai didelio dydžio ir jis buvo iš 4 būtų padaryti 8. Ir kadangi dar taipogi jis toksai gan didelis ir taip sakyčiau, sovietmečių buvo tokia, kaip šiais laikais tokia renovacijų programą ir nusprendė atnaujinti, tai tiesiog visas apdalas viską nuplėšė, langus pakeitė, ir taip įdomiai galim kaip tik pamatyti tą skirtumą, dažnai kaip šiais laikais tai yra problema, kaip ypatingai keičia langus
ir ką pastatas praranda. Tai, na, toksai šiuolaikinis minimalizmas dešinėje ir kairėje pusėje yra tas originalas. Tai tuo pačiu mes galim pamatyti, ką pastatas prarado per tuos 50 metų okupacijos. Na ir čia yra kairėje pusėje originalus pirmo aukšto planas. Ir čia aš taip spalvom pažymėjau, kaip buvo perdaryta. Na, tai čia matosi, kaip, kažkaip negaliu parodyti, gal. Matosi, kad laiptinė buvo panaikinta, laiptinėje buvo padaryta virtuvė, išgriautos sienos tenais, ypatingai buvo smarkiai sugadinta laikanti siena. Na, bet čia toks, sovietmečio bruožas tenais, kaip aš parodysiu, tai yra iš tikrųjų, kas buvo daroma, tai protų nesuvokiama ir kartais, kaip aš pradėjau tvarkyti tą medinuką, supratau, kad net realiai mano gyvenimo neužteks, kad viską sutvarkyti atgal, nes iš tikrųjų, tas destrukcija tai pakankamai didelė buvo. Ir čia štai, čia toks nuotrauka, nuo kurios tokia mano prasidėjo visa odisėja, kadangi mes atgavom ir mes atgavom gan anksti, tai dar, sakykime, nebuvo tos programos, gražinimo programos, tai mes išsipirkom ir pradėjom nuomoti, nes iš tikrųjų, vėlgi, ta problema, iš tikrųjų, namas pakankamai didelis ir jį reikia tvarkyti, tai, visam name negyvensi, tai vienam bute apsistojom. Mes, tėvai, aš, sesės jau tuo metu gyveno Vilniuje ir likusius butus mes nuomojom. Tai, kadangi čia tokia labai didelė nelaimė buvo įvykusi, tai medinis namas 50 metų buvo neprižiūrėtas, ten, žinot, kai nėra, kaip privačios nuosavybės kaip nėra, tai niekas, kaip sakant, to turto ir nemyli. Tai iš tikrųjų buvo smarkiai supūdytos sienos ir laikantis sieną ir aš tada supratau, kad iš tikrųjų reikia pradėti domėtis, nes tokia nelaimė ir nežinau nei kaip čia spręsti, nei kur tų darbuotojų rasti ir panašiai. Ir čia raudonai yra parodyta vieta, kur buvo ten terastai supūdyti. Gan rimta vieta, nes čia yra laikanti siena. Tai aš taip pradėjau domėtis, rinkti informaciją ir tvarkyti. Na ir čia vėl vienas iš tokių niuansų buvo, kad kadangi nuomai, tai vėlgi ta nuoma irgi, kaip ir tarpukarį, nuoma buvo, kai pasimdavo paskolą, tai didžiąją dalį pastato išnuomodavo ir iš tos nuomos grąžindavo paskolą. Tai taip ir dabar. Tai reikėjo taip sutvarkyti tos butus, kad jie būtų pakankamai patrauklus ir galėtų išsinuomoti, tuo pačiu po truputį tvarkyti. Na, tai čia reikėjo tiesiog iš vieno buto atimti vieną kambarį ir pridėti prie kito. Bet visas mano toksai tikslas, aš kadangi, kaip ir architektas, ir aš labai norisi, kad taip nuoširdžiai, kadangi prosenelio namas, norėsi, kad išsaugoti tą charakterį kažkaip visom prasmėm. Ir nuo to aš pradėjau vaikščioti visokiausius renginius, domėtis ir tuo pačiu tokia mintis, aš vis prisimenu tą istoriją, žinot, kažkada Užupis buvo labai toks gan pigus rajonas. Ir dabar jisai yra, tikrai, jeigu kas ten kažkokį butą turi parduotų, tai tikrai yra labai geri pinigai garantuoja. Na ir aš taip mintyse sugalvoju, kad, čia tų medinukų yra daug ir po truputį jie greunam ir aš pradėsiu rinkti to pačiu medžiagas ir tą informaciją. Tik tais tiek, kad ta visa istorija, taip man tada net nepagalvoju, kad jinai įsirutulios į dabartinę situaciją. Tai va toks čia dabar toks pasakojimas apie vieną nuomojamo buto remontą ir realiai jis atrodo visur apkaltas lentelėm, ir tiesiog tikrai reikėjo sutvarkyti dėl to, kad namas yra pakankamai geroj vietoj, bet situacija su butais ten yra tikrai pakankamai tragiškai neprižiūrėta ir labai toksai kosmetinis remontas buvo darytas. Tai aš čia sovietmečiu apkaltom lentelėm buvo
tai aš dar toksai vėlgi estetikas, perfekcionistas, na, tai reikia viską gražiai sutvarkyti, nuimti tas lentelės. Ir tuo pačiu yra toks čia technologinis niuansas, yra, kadangi didžioji dalis tų medinukų, realiai pirmas aukštas visą laiką būdavo, jisai ne ant grindų, nu tokie balkiai padėti ir ventiliuojamas cokolis. Ir aš kažkaip labai norėjau visų pirma, žinodamas, kad pakankamai tos informacijos aš neturiu ir vėlgi ardysiu tas senas lentas, čia bus tikrai Pandoros skrynia. Ir vis tiek iki galo, kai atsakymų neturiu, tai gal reikėtų tas palikti grindų lentas ir kažkaip pat ant viršaus. Ir aš tiesiog vėlgi žinodamas, kad iš tikrųjų čia tokia ir šiais laikais tokia gal ateityje dar labiau pradės šnekėtas suvokimas, kad ne storija izoliacijos yra esmė, o tam sandarume. Tai čia mano yra nuotrauka, aš tiesiog ant senų tų grindų, sakykime, 1,5 centimetro tokias izoliacijas uždėjau, išlygina tenais, na ir vėlgi sudėjo parketą. Ir šiaip tai, kiek žinau, šita toks principas ventiliuojamo cokolio yra pakankamai praktikuojamas berods Suomijai. Tik tais kažkaip pastebėjau Lietuvoje, tai tos nėra visą laiką, kaip sakant, jeigu kažkas tvarko medinuką, tai visą laiką išlupa viską ir padaro tas šildomas grindis. Kas, na, nežinau, automatiškai aš kartais galvoju labai, tą kaštus padidina ir gal yra kažkokių paprastesnių, lengvesnių sprendimų. Ir iš kitos pusės, jeigu, pavyzdžiui, situacija pasikeistų, aš visą laiką galėčiau tas naujas grindis išlupti ir grąžinti tą pradinį vaizdą. Na ir tai atrodė viskas pakankamai paprasta lygtais, čia tokių didelių problemų nebus, bet kaip nusiemi visos lentelės, paaiškėjo tokia situacija, iš tikrųjų, kodėl buvo viskas apkalta, nes iš tikrųjų visas tinkas aptrupėjęs, sienos vos laikosi. Ir tas darbas smarkiai nusitęsė. Čia dar dešiniai pusėje matosi lyg berods tarpukario tapetai. Na ir dar vienas įdomus dalykas buvo, kad mažam kambariukai nuėmus lentas paaiškėjo, kad yra tarpukarinės durys. Ir aš taip iš kitos pusės visą laiką būdamas galvoju, kaip čia yra, taigi nėra ten jokių durų, o iš kitos pusės taip buvo. Ir čia paaiškėjo, kad iš tikrųjų nuo 4 numeriu pažymėta vieta, tai iš tikrųjų buvo tarnaitės kambarys ir jinai pro šitas duris paduoda valgomąjį maistą, nes tarpukarį tie valdininkai, nežinau, kaip, gal ne visi, bet šituo atveju, tai jie negamindavo maisto, jie tiesiog samdydavo tarnaitę ir jinai gamindavo maistą ir prižiūrėdavo namus. Ir koks principas to tvarkymo mano buvo, aš labai norėjau kažkaip tai išsaugoti net ir technologinių požiūrių tą charakterį, kad tema buvo tame, iš kur gauti balanų, kaip sukalti ir kur rasti tų meistrų. Bet kažkaip, ačiū Dievui, taip man pasisekė, kad tokių pažįstamų buvo, kurie kaip ir daugmaž žinojo. Bet iš esmės tai situacija daugiau kitų variantų nebuvo pasirinkimas, nes tiesiog jų neradau. Na ir čia dar vienas tokia istorija yra, vienas žmogus čia, kur ir tinkluotojas, prašiau vėlgi, supratau, kad visko nesutvarkysiu aš vienas, sakiau, kažkaip reikia užtinkuoti. Na jisai užtinkavo to rodbandu ir aš pradėjau, man kažkaip neramu čia yra, pradėjau domėtis. Ta situacija, tas rodbandas, nei jis ten kvepuoja, nei ką, taip kaip kalkinis tinkas, tai galiausiai dar daugiau problemų prisidariau, tai aš tą rodbandą paėmiau ir aš nuėmiau ir galvoju, reikia, vis tiek, to kalkinių tinklų, kaip čia dabar. Ir kitas niuansas dar yra su tais senais namais, kad, žinot, seniau tarpukarį tie langai, tos durys jos nebuvo pakankamai sandarios. Tai ta ventiliacija natūraliai per visas vietas eidavo. Dabar tai yra ta problema, kad, įsideda tuos šiuolaikinius langus, kurie yra sandarūs ir viduj nevyksta ventiliacija.
ir aš kažkaip galvoju, tai aš skylių nepridarysiu sienoje specialiai ir galvoju, gal pats principas taipogi to tvarkymo būtų, kad tos medžiagos būtų kuo ekologiškesnės, nes, jos kvėpuojančios yra ir vis tiek kažkokia veiksmas per sieną vyktų. Ir, čia mano, matosi, pirmi bandymai kairė pusė, čia aš vienas tinkavau, nes, žiūrėdamas filmukus YouTube, nes iš tikrųjų tai nieks iki galo normaliai negalėjo paaiškinti, kaip čia ką reikia daryti. Ir ką, beliko tik tais, bandyti savom jėgom. Tai tokį nedidelį plotą aš ten nutinkavau, pasigalvojau, nes gal reikia samdyti kažką. Ir aš pasisamdžiau ir galiausiai paaiškėjo, kad ten tas taip nutinkavo, ten viskas sutrukinėjo ir akivaizdžiai suvokė, kad ta technologija, kaip jis ten padarė, yra neteisinga. Bet iš kitos pusės aš kito pasirinkimo neturėjau, nes tiesiog, tokio, žmonių nebuvo. Aišku, čia mano buvo bandymas tvarkyti duris, nes jos tiesiog buvo uždažytos, perdažytos, tie dažai vėlgi ne visi kvėpuojantis, tai viskas pradėti dažai šokinėti. Galiausiai teko, vėlgi laiko stoka ir panašiai, tada aš kreipiausi į tokius meistrus, kad jie užbaigtų bent jau į pačias duris. O staktą aš jau užsibaigiu, bet čia tiesiog vėl niuansas yra to pačio tvarkymo pas mus, kažkaip vėlgi pas mus labai nepratę lėtai, labai atsargiai, tai aš tiesiog tokią praktiką turiu kartais, netkreipiant dėmesio, žinot, tas restauravimas, kai nėra tų tradicijų, tai jis toksai greitas su šiuolaikiniam priemonėm ir aš paskui ateityje tokia, supratau, kad iš tikrųjų, ta prasme, žinot, vieną kartą restauruoja ir tas restauravimas yra tokio lygio, kad realiai, jeigu dabar po 50 metų reikėtų vėl restauruoti, tai tos durys neatlaikytų antro restauravimo, nes, ta prasme, žinot, toks suvokimas, kad, tas kiekvienas restauravimas vis nuima po porą milimetrų tos medienos, o čia reikia labai atsargiai, ypatingai tai yra pušinė mediena. Tai, per tą praktiką tokios ir klaidos. Ir taipogi niuansas yra, dešinė pusė yra duris, jos yra dažytos. Bet aš norėjau, kad viskas, sakykime, kas yra dažoma, būtų dažoma tai senoviniais dažais. Tai buvau suradęs tokį meistrą, jis ne iš Lietuvos, jis Kuldygoje gyvena ir jisai gamina tuos senovinius linų sėmenų pagrindų dažus. Tuo pačiu vėl, tas tvarkymas namo irgi taip sutapo su tuo, tais griovimais masiniais, tai taip gavosi, kad įdomiai, kad žmonės, žinot, greuna tuos medinukus ir greuna su visom detalėm. Ir aš pakankamai tų detalių esu prisirinkęs, galė dar parodys tokią mažą nuotrauką. Ir iš tikrųjų keista yra, kad prasme, tas griovimai yra su visom detalėm, nes iš tikrųjų, kai pradėjau domėti, žinot, tai jos nėra pigios šiaip, jeigu dabar reikėtų pagaminti, tai yra, čia Lietuvoje, tai yra, kadangi ta meistrystė yra mirusi beveik, tai, sudėtinga yra. Tai čia šitos nuotraukos, rankenėlė nėra iš šito namo, jos jau nebebuvo, aš tiesiog iš vieno jau apleisto nugriauto namo paėmiau ir sutvarkiau, išvaliau ir ta prasme, čia kaip sakant, kaip seniau būdavo skrynė, tai dabar ir ta rankenėlė. O dešinė pusė yra įdomi, gal nelabai matosi, bet toksai vonios mechanizmas su lietuvišku pavadinimu, liuosa. Nes seniau tarpukarį ta lietuvių kalba truputį kitokia, tai sakau, ypatingai dar reikia suvokti, kad Lietuva ta rinka ir buvo maža ir ta vertė dar didesnė yra, nes taip kaip Vokietijoje, taip nerasi. Čia taipogi kairiai pusėje yra toks šviestuvas, tokia istorija yra, kad čia irgi iš nugriauto medinuko ir ta prasme, kaip aš ten, kaip griovė tam ekskavatoriui, kad sakiau, kad, klausyk, gal tu galėtum kažkaip per eBay parduoti ar kaip, vis tiek šviestuvas tikrai matosi, patvarkys ir tais numojo rankas, sako, nori, tai pakėlė su kaušu, tada aš nusikabinau, ir jisai dabar vienam iš nuomojimų būtų.
toks tvarumas name, iš tikrųjų, aš nebijau pasakyti, iš tikrųjų mūsų name tai visi langai yra plastikiniai, bet žinot, situacija, kai tu atgauni namą, kuris 50 metų buvo naikinamas, neprižiūrimas, tai ir reikia nuomoti, tai plastikinis langas nėra blogas sprendimas, ateities, kaip sakau, visą laiką galima pakeisti. Bet yra labai įdomus dalykas, kur kartais ne visi žino. Ir ypatingai, kai išmeta visas rankenėlės, jeigu greunama medinuką. Senų rankenėlių taškai atitinka šiuolaikinės furnitūros. Ir visi ieško, perka kažkokius iš salonų tas rankenėlės, jie galėtų išgriaunti medinuką, prisipirkti, prisirinkti ir susidėti. Ir čia, to namo kaip tik gal net vertė padidėtų. O apačioje matosi toksai sprendimas, kur beveik nesu matęs. Tai mano principas buvo, kad kadangi grindys nešildomas, tai vadinasi, tą reikia su špižiniais radiatoriais ir vamzdžiai perimetrų aplink visą butą. Tai kaip pasirodė, iš tikrųjų pakankamai visai neblogas sprendimas. Radiatoriai nebuvo originalus, buvo jau sovietmečių buvo panaikinti, bet aš tiesiog radau ir kadangi jie dar net špižiniai radiatoriai buvo pigesni negu tie šiuolaikiniai, tai tiesiog aš juos pasirinkau ir dar pasirinkau dėl vieno niuanso. Žinot, špižius yra labai sunkus. Ir vėlgi, kadangi perimetru eina vamzdžiai, tai nuo sienos tas radiatorius turi būti atitrauktas, vėl siaubingas svoris. Ir man ypatingai, žinot, ta sena technologija špižinių radiatorių, jie visi yra segmentiniai, jas visi gali ten atsukti, prijungti vėl. Ir aš tiesiog pačią pradžią buvau nusipirkęs juos be kojyčių, bet galiausiai taip išvada buvo, kad tiesiog reikia vėl kažkaip juos atitraukti ir reikia juos pastatyti. Tai aš vėl papildomai nusipirkau su kojytėm ir pastatyti jie yra. Tai, kuo puikiausiai. Ir tarp kitko, šita palangė, čia ji neoriginali. Čia yra iš nugriauto medinuko, minties rato 30, dabar neatsimenu numerio, kur toks geltonas. Ir tai aš tų palangių esu prisipirkęs ir čia meistras paėmė, išpjaustė ir kuo puikiausiai. Ir matosi vis net tokios patamsėjusios detalės, tai čia yra buvusių langų, ten tokios įlaidos mechanizmo. Ir čia yra tiesiog jau kaip beveik galutiniai variantai su mano pamokom įdomu. Aš nežinau, atsiprašau, gal labai sakiau, stengsiuos įtilpti 30 minučių, bet aš jau matau, kad aš jau čia truputį tempiu smarkiai tą pasakojimą. Įdomus dalykas, žinot, yra su tais, realiai tai, su tais senais namais, senoviniais ir to pačiu su manimi, mano evoliucija. Žinot, ką aš supratau medinukose, tuose senuose namuose, minimalizmas ten neveikia kažkaip tai ir vis dėlto reikalingos detalės. Ir pačiai pradžiai aš buvau, gal tai nepastebėt, kaip, kur nudažytos durys buvo, viskas buvo baltai uždėtas. Čia paprastai balta, viskas, bet žinot, vis sudėdė vien baltą spalvą ir žiūri, kažko trūksta. Dabar ta senovinė spinta, vėlgi detalės, dar kažko, kažkaip jinai netinka, ir taip dėv. Ir tų detalių ir tiesiog galiausiai, tikriausiai gal nemažai čia žinot, tarpukarį vėl sienos būdavo vėl taip iš dalių. Pirma, apačia būdavo nudažyta kažkokia tai spalva, tada tokia linija eidavo ir viršus baltai. Tai aš supratau, kad tiesiog šitą principą reikia gražinti. Jis realiai jau pačioj pradžioje nebuvo, ten buvo uždėti tokie stiklo pluošto tapetai. Bet aš supratau, kad nors ir aš gal tų tapetų aš ten, jie buvo nuimti, bet dar užtinkuota kažkas, bet jau tos linijos nebuvo, bet aš supratau, kad ją reikia gražinti, nes tai yra, toks charakteris. O kairiai pusėje dar vėl tas noras buvo, žinot, kad butas turėtų tokių, charakterį ir taipogi turėtų tokių, gal senovinės technologijos motyvų. Tai dešiniai pusėje yra pagamintos tokios taburetės dvi, šiek tiek toks skirtingos. Viena tokia buvo pagaminta, aš buvau nusipirkęs originalią etnografinę taburetę ir tiesiog paprašiau vieno meistro, kad sakau, padaryk identišką tokią, o šalia yra iš ąžuolo masyvo
irgi tokia liaudės meistro pagaminta, vadinasi kėdutė greitutė. Ir man tiesiog duoda tokio žavesio, kad tos senos technologijos, ypatingai kaip dabar, tu nerasi tokių taburečių, tai tiesiog duoda tokį charakterį nuomą, išskirtinumą. Ir štai, ir paskiau galiausiai tas užbaigtas buvo remontas, o čia jau yra kito buto, kuriame dabar šiuo metu aš gyvenu. Ir kitas niuansas, kodėl aš rodo, tai vėlgi yra, žinot, kadangi apleisti tie medinukai yra ir kartais būna, kad vienur kitur aptrupėja. Ir ko aš susidūrė vėl, tai ir teko gan ilgai mokintis, tai yra tiesiog toks savarankiška priežiūra. Sakykim, kaip tokiais kiekiais nesusitvarkyti. Ir aišku, tuo pačiu man labai patiko tos senos technologijos, ypatingai jų archaiškumas, kad jas, aišku, kol išsiaiškinau, kaip ką reikia daryti, tai čia smarkiai užtruko. Bet kai aš sužinojau, tai man ypatingai dar didesnį žavesį padarė, kad, tiesiog tas detalės tu gali pats pasigaminti. Ir jos net realiai, man patinka jos tokios lėtos, tos technologijos yra lėtos, kaip senovinė dažai lėtai džiūna, senovinis tinkas, jeigu tinkuoja kalkiniu tinku, jisai lėtai stingsta. Tai tiesiog, kai man tokiam perfekcionistui, tai buvo idealiai, tada aš galiu labai ilgai žaisti. Ir čia vėlgi, kadangi išmokau aš taip, tai man kas patiko ir dažnai irgi nemokina niekur apskritai pas mus, jeigu toks aptrupėjęs tinkas, aišku, aš nekalbu, jeigu yra paveldinis objektas, žinot, tenas gauna didelį finansavimą ar panašiai, ten restauratoriai, kur ten, nemažus pinigus moka, kur, koksai, nepaveldinis, tai, jeigu tu kokį meistrą tinkorą pasikviesim, sakytų, čia viską reikia lupti lauką ir, žodžiu, vėl koksai gipskartonis uždėkim ir bus labai gerai 100 metų. Bet, aš tiesiog nenorėjau ir kadangi aš išmokau savarankiškai per klaidas pasitinkuoti, tai man tiesiog, vienur kitur, labai, labai tiko šitas ir aš, išbandžiau, kaip galim išsaugoti tą esamą tinką. Tuo pačiu, aišku, vėl čia kitas butas ir čia paaiškėjo, nulupus irgi lentelės, paaiškėjo originalios detalės. Čia viršų, jeigu dešiniai pusėje, tai čia yra koridorius ir būtent tokiam spalvom buvo tarpukarį jisai nudažytas. O kairiai pusėje čia matosi tokia, tam tikra prasme, tokia instaliacija, nes, aš tiesiog, kadangi, žinot, griaunu tuos medinukus ir juos labai greitai, nėra laiko galvoti, tai aš tų langų esu labai daug prisirinkęs ir aš kaip pradėjau domėtis tom technologijom, man tiesiog pačių langų pagailo dėl to, kad, žinot, pagal seną technologiją tarpukarį meistrai gamindavo su kaištukais mediniais, tie sujungimai, viskas ir man tiesiog pasirodė, kad tai yra tikrai vertė ir verta išsaugoti ir aš tiesiog po truputį pačią pradžią ardžiau, nes iš tikrųjų galvoju, prisirinksiu aš tų langų dėl furnitūros, bet tiesiog pačių langų pagailo ir aš tiesiog pradėjau galvoti, kaip juos išsaugoti. Tai aš tiesiog tokią instaliaciją padariau, bet šita instaliacija truputį turi tam tikrą paskirtį, jinai slepia elektros įvadą. Ten, neparodyta, bet tiesiog tai tuo pačiu kaip tik tokia priežastis. Ir čia yra tiesiog tas medinukas, matosi ta nuotrauka mano, čia mano vienas tokių pirmųjų reidų, kaip vadinu, kaip jis pačiai atrodė ir, aišku, jo nebėra ir vietojo toksai panašaus tūrio mūrinukas rudas, rudų plytų. Tai man tai tiesiog, man atrodo, irgi tokia klaida. Pirmas dalykas, tai juokingiausia yra tame, kad šitas medinukas jis nebuvo supuvęs ir mūsų tokia, gal manyčiau, nėra tos patirties ir jeigu ta patirtis ir buvo, tai jinai tiesiog sunyko su tarpukariu, suvokimas tos rastų, kad, nesvarbu tenais, ar ten 2-3 metrai papuvę, rastai ta mediena yra unikali tuo, kad tu gali pakeisti, sutvarkyti ir vėl tas namas tau tarnaus 100, realiai amžinybę, jeigu tu tinkamai prižiūrėsi. Tai galiausiai jis buvo nugriautas ir buvo pastatytas panašaus tūrio, tai aš sakyčiau, kad iš tikrųjų tai iš dalies irgi nelabai teisinga, nes, šitas dabartinis namas, jis niekada neturės vertės. Šitas namas, jeigu tu nori, kad vertė būtų, tai reikėjo tada jį išsaugoti ir tada jis tikrai turėtų vertę.
Na, bet čia vėlgi reikia, aišku, suvokti, ir jaučiu, kad ne visi žmonės tą suvokia ir ypatingai verslininkai. Taip, čia yra nuotrauka yra iš griaunamų medinukų, tiek yra surinkta ir realiai tai aš kartais kažkaip apgailestauju dėl to, kad būna kartais tikrai vienam kitam objektui reikia detalių ir visa tai yra išmetama, o paskui ieškoma kažkur tai, kur rasti. Nerandama, ir įdedama kokia šiuolaikinė. Tai, kad, o čia kairiai pusėje, gal tikriausiai po pranešimo, nežinau, jeigu bus dar noro, nebūsiu atsibodęs, tai aš turiu visą krūvą visokiausių detalių iš technologinės pusės, kas šiais laikais yra nepuoselėjama. O čia yra nuotraukos iš sandėliuko, nes, čia mes su tokiu entuziastų pagalba tiesiog truputį šiuo metu susimetę ir nuomojamės patalpas, nes iš tikrųjų tų detalių įvairiausių durų, furnitūros tiek susikaupė, kad tiesiog reikia kažkaip spręsti. Aišku, tikslas yra, kad iš tikrųjų gauti didesnės patalpas ir kad būtų galima visas daugumą tų detalių eksponuoti, rodyti ir kad žmonės mokintųsi. Ir čia yra tokių, rodo, ką norėjau parodyti, iš tikrųjų, kad tarpukaris ir tos medinė architektūra labai turtinga. Mes kartais net nesusimąsta, eidami pro pastatą, kad, iš tikrųjų, ne tik forma yra įdomi, bet ir tos detalės, profiliai visokiausi. Ir aš kartais net kvestionuoju iš tikrųjų, kad šitas profilius jos galima panaudoti net ir šiuolaikinėje architektūrai. Ir kažkaip mes to nesusimastom, iš tikrųjų, to testinumą. Ir čia buvo dar tokia akcija, kaip pakeisti tas fasadinės lentas, naujas, nes aš pakankamai buvau pasidomėjęs technologiją, kaip čia pagamintas lenteles, bet situacija truputį šitą akciją išsiplėtė, nes atsirado daugiau studenčių ir mes faktiškai visų perimetrų ten apatinę dalį šito medinuko nudažėm, bet pagrindinė idėja tai taip ir dar iki galo neužbaigta ir čia, sakyčiau, viena iš tų problemų yra, kuri dar, nesprendžiama. Tai yra, pirmas dalykas tai yra tai, kad nuėmus paaiškėjo, kad išpuvęs apatinis rąstas visiškai, reikėjo kažkaip tai spręsti. Ir čia yra matosi, yra nudažyta jau nauja spalva ir yra nudažyta tais senoviniais dažais, nes čia buvo tikslas yra, kad jeigu buvo dažoma tais linų sėmenų pagrindų dažais, tai reikia lygiai tais pačiais dažais. Ir, žinot, tos technologijos iš tikrųjų, kas man labai patinka, iš tikrųjų, jeigu tu žinotum receptūrą, tai tuos dažus tu galėtum pats pasigaminti. O spalva buvo, aišku, akivaizdžiai reikėjo tokia, kokia buvo, tai tokia ir naudoti. Ir čia yra, kodėl dar iki galo neužbaigta, dėl to, kad, žinot, situacija su technologiniais niuansais, kaip pagaminti profilį tokį, koks buvo tarpukarį, tai, vien ta gamyba tų peiliukų man užtruko kokius, 1,5 metų, dėl to, kad, niekas rimtai nežiūri ir Lietuvoje čia yra kelios tik firmos, kurios gamina ir bandau, žinot, atrodo lietuviškai šneki, bandai aiškinti, kad čia kaip tarpukarį viskas, bet vis tiek visą laiką pagal save padaro. Ir aš nesuprantu, gal aiškiai nešneku ar panašiai, bet gal ir yra ta, žinot, problema, kad tos tiek technologiniai niuansai, jie tarpukaryje buvo pamiršti ir dabar net, jie neatkuriami ir mes nematom vertės toj technologijai tarsi. Tai, sakykime, iš tos praktikos keli tokie mano pamastymai, problemos, tai, sakykime, yra praktinės informacinės bazės trūkumas, toksai galėtų būti kažkoks tai centras, nes iš tikrųjų mes galim kalbėti kiek norim, mes galim leisti visokiausius įstatymus, reikalavimus, draudimus, bet iš esmės situacija nepasikeis, nes tos praktinės bazės jos nėra. Bet ten, sakykime, kai aš kartais stengiuosi vaikščioti visokios seminarus, liaudies būties muziejus, žinot, tai tiesiog yra labai mažas ratas žmonių ir tai yra problema, sakykime, jeigu tu pats norėtum kažką tai pasitvarkyti, o jeigu ten samdai meistrą, vėlgi, ten tų meistrų per Lietuvoje yra kokie ten ant 5 pirštų ir tu lauksi ten, sakykime, nežinau, metus 2. Ir tada po šitokio sužinojimo, kaip čia ką reikia daryti, tai, kaip sakant, žmogus paima, numoja ranką ir pasidaro pagal savo supratimą. Dažniausiai jis ne visai teisingas būna.
Ir dar toksai pagalvoju, kad vėlgi, jeigu mes didesnė tikimybė išsaugoti paveldą, galbūt jeigu mes, sakykime, žinot, tas praeities technologijos būtų kaip atviro kodo principas, kad, sakykime, tuos dažus, tu dažus galėtum, sakykime, ta bazė būtų tokia, kad, pavyzdžiui, tokios spalvos, tai yra taip ir taip reikia padaryti. Ir prasme, kad žmogus galėtų pats nusipirkęs tų medžiagų, nes tos medžiagos yra pakankamai primityvios, pakankamai paprastas, jas galėtum Lietuvoje nusipirkti ir jis galėtų pats pasigaminti. Kitas niuansas tai yra tie vertingi elementai, jeigu, sakykime, nesaugomas pastatas, koks medinukas, jis yra graunamas, jis išmetamas visais elementais. Kartais aš pagalvoju, žinant, kiek kainuoja juos pagaminti, tai gaila, kad jie kartu nyksta dėl to, kad šitas detalės būtų galima vėl kažkokiam kitam objektui panaudoti. Sakykime, jeigu pavyzdys yra tokia praktika, turi žemės ūkio rūmai, ten apačioje parodos kalną ir keitė langus. Ir aš kaip suprantu, reikalavimas buvo, kad reikėjo jau tas rankenėlės senas įdėti į naują langą, bet kokia yra problema? Problema yra tame, kad šiuolaikinis langas yra viengubas, o senoviniai tie langai yra dvigubi. Tai kas lieka su ta antra rankenėlė? Tai ta antra rankenėlė išėjo lauką į šiukšlyną kartu su tuo visų langu. Ir galvoju, tai gyvenęs, tai būtų galima tarpukario, visiems tarpukario modernizmo pastatams panaudoti. Tai, o šito, ir ką galėtų, sakykime, toks centras atlikti. Kitas niuansas yra medžiagų elementų paieškos. Iš tikrųjų, aš taip sakykime, toksai kantrus, tai dar, bet, sakykime, paprasti žmonės niekada neieškos internete, ten kur nors Vokietijoje, Latvijoje, kokias detalės, iš kur nusipirkti, kokio tinko. Tai jie tiesiog galiausiai numoja ranka ir tiesiog nusiperka kas, kaip sakant, parduotuvėse, o parduotuvėse to nėra. Pas mus tos senos technologijos yra pamirštos ir tu nenusipirksi taip lengvai. Kitas niuansas, vėl, kaip sakė, yra neskatinamas antrinis panaudojimas, kas dabar net ir šiuolaikinė architektūra dabar jau yra, kaip sakant, bangos, tas antrinis panaudojimas, ypatingai ir Olandijoje, Belgijoje, o pas mus tas, kad mes išmetam visas detalės ir kūrėm viską iš naujo. Ir toks niuansas yra, pavyzdžiui, irgi pagalvom, kaip išsaugoti, seni pastatai, aš sakau, jie realiai yra kaip A++. Tas energetinis efektyvumas, dėl to, kad vėl aš atsimenu kažkada senai lik Norvegijoje viena pranešėja pasakojo, kad Norvegijoje atlikti tyrimai buvo ir jie atliko, kiek reikia išleisti to anglies dvideginio ir energijos, kad pastatyti šiuolaikinį namą. Tai viską sudėjo, kiek kainuoja akmens vatą pagaminti, kiek reikės to anglies dvideginio, kad tą pristatyti, gipskartonis, visa kita. Ir taip paaiškėjo, kad tas šiuolaikinis namas, jisai neatsiperka dar 50 metų. Ir kuo tu daugiau pridedi technologijų, tai tuo dar labiau nusitęsia, nes kiekvieną technologiją, kiekvieną detalę reikia pagaminti ant Kinijoje ir taip toliau. Tai, sakyčiau, aš net, jeigu yra nugriaunamas medinukas, toks pamąstymas, kad tai tada visą anglies dvideginį to seno medinuko reikėtų pridėti prie naujo namo. Nes, jis juk atgal grįžta vadinės atmosferą ir už tai pradedam šnekėti, kodėl situacija su klimato kaita nesikeičia. Dėl to, kad bendroje visumoje mes nesuvokiam tos visumos, kaip ta atrodo, galvoja, kad čia, tu čia gerai darai, bet iš tikrųjų tai ne visai teisingai. Aš manyčiau, kad ta meistrystės technologija taipogi turi būti įvertinta ir mes galėtume kažkaip pagalvoti, kaip visą tai skatinti, nes tas technologijų unikalumas yra archaiškumas ir žmonės iš tikrųjų galėtų savarankiškai patys pasidaryti, patinkuoti, pasigaminti dažus, bet reikia tiesiog tą bazę praktinę galvoti, nes kad ir kaip mes reikalautume, jeigu nėra meistrų, jeigu nėra informacijos lengvai prieinamos, tai mes nieko nepasieksim ir galiausiai medinukai visi sunyks. Ačiū.